žodžiu, susidėjom ausų krapštukus, susidėjom kur važiuoti, iki tos mūsų pilies 71 km. Pats tas smagaus pasivažinėjimo, tikimės, kad policijos čia netiek daug kaip visur kitur. Nu, ir ant tų žodžių trikojas ir dar išikna. Nu, baisu. Kaip bręsti. Kitas dalykas baisus, tai tas debesis, bet reik tikėtis nieko tenais iš jo baisaus nesigaus. Fainas keliukas, gerai važiuojasi. Tas debesis tik biškį gesinasi nuotaikos sugadinimu, nes mes važiuosim tą debesį. Bet, aišku, važiuosim ir žiūrėsim kartus. Ir šiaip dabar esam saloje, tai techniškai su motociklu saloje esu turbūt pirmą kartą. Ir važiuosim per tiltą iš salos į salą. Tai šiaip kaip yra faina, kad visai netoli Lietuvos galima tokių pramogų. Tai tikrai čia gali būti net vienos dienos tripas. Nu, tam, aišku, su vienu naktim nebent būtų gerai, bet nu, tarkim. Tai easy pasivažinėjimas. Kažkaip net keista, kodėl anksčiau nesugalvojau važiuoti. Nebuvo noro. Reikalai buvo pavadinti. Ir lemą tenais tiesiai biškį dešiniau, tada kaip pila lietus. Tai tas nelabai fainai. Bet šitas keliukas tai žiauriai fainai. Reikia tikėtis, kad būtis nesugadinti reikalų. Dar išsikri. Šokia tokia lietaus aprangą pasiėmiau, tiek važiuoti jeigu nepasiėmiau, jau tikrai avantiūriškai, bet taip nesinorėtų, vis tiek norėtųsi kažkaip šventiškai linksmai. Tampa ten dešiniau, lyja, reikia ten dešiniau. Tokiais keistais reiškinys. Šviečia saulė, ryškiai šviečia saulė, bet lašai krenta iš dangaus. Tai matyt, šone lyja ir vėjas atpučia. Tai toks keistesnis variantas. Tikiuosi, lamba, kur mums reikės tada dešiniau. O, nu va. Bet saulė šviečia, atrodo, kaip ir reikėtų sustoti, tikėtis aprangą lietaus, bet tik saulė kepia. Važiuojam, žiūrim, kas bus.
Būtų gerai šiais metais tokį tripą ir nesušlapus labai. Šiaip dar keista vieną tokį dalyką lempinį mačiau, tai baltas karves. Žodžiu, karves su avies kailiuku. Čia jau gal šalta, tai gal. Prisiderinusios. O daugiau iš gamtos pusės nieko kažko labai tokio jau keisto. Ganėtinai lietuviškai pavadinti. Reikia važiuoti matyti jau kažkokias įdomesnės vietas, jeigu jau pamatyti, kas ten vyko. Mums iki to mūsų tikslo miesto liko 5 kilometrai. Kaip ir netoli. Keliai tikrai geri, smagus. Labai baisu su tais limitais jau čia. Nu, baigėsi šlapias asfaltas. Reik varyti. O kol sausa, davažiuoti bent jau iki to mūsų miestelio, miesto, nežinau, gamtūras. Tik nepamiršt, kad kuro dar normaliai daleliai turėtų užtekti ir grįžti iki kelto. Bet čia vėl šlapia. Nu, kaip nors. Okei, tai liko 3,5 kilometrai iki mūsų pilies. Debesis kažkur pasiliko, mes tam labai happy. Rimi Apollo kino cinema, va taip vat. Žodžiu, čia rimtas miestas, kino teatrai jeigu turi. Jacht klubas, viską. Lidlas? Ne, nu, praktiškai čia galima kraustytis gyventi. Jeigu jau Lidlas yra, Renault atstovybė yra. Žodžiu, šita sala galėtų atskirą valstybę pasidaryti. Aš galvojau, kad daugmaž kaimukas, o čia jetau. Čia didmiestis. Ne jokai. Na, aišku, ta sala nėra maža. Nes taip iš lietuvio perspektyvos kas nors, Sarimas, nu tai tipo. Tokia salukė ir tiek. O čia tai atskiras gyvenimas vyksta. Žodžiu, dar vienas planas gimė, nes reikės važiuoti tiesiog keliom dienom į Sarimą. Kažkur apsistoti, nes yra gražių kempingų, visko. Ir padalyvauti. Tai labai gera pažintinė kelionė, nu čia kelionė sunku pavadinti. Pažintinis ratukas, pasižymėti,
kur reikia grįžti, kur reikia skirti daugiau dėmesio, kur verta. Tai Rygai neverta, bet Talinas Sarema verta. Pafilmuosiu čia non-stop. Iki pilies 1,5 kilometro, tai važiuosiu į senamiestį. Asfaltas čia jau lietuviškas, gal ta pati firma, arba gal lietuviai buvo komandiruoti į Saremą ir pasižiūrėjo, kaip asfaltą reikia daryti. Toks kurorto vaibas, šiek tiek. Sportlandas, va taip, žodžiu. Kiek čia važiuot galima? Gražu taip, bet yra problema, realiai kiek važiavom, nematėm nei vienos Vana Tallinn firminės parduotuvės. Tas džipas, aš nesuprantu, ką čia daro, čia važiuoja, nevažiuoja. O baltai jisai, Tai žodžiu, lauktuvių Vana Tallinn, ieškojom tikrai, bet nėra. Gerai, man rodo. Čia. Bet tai kur aš čia atvažiuosiu? Čia reikia ir statyti. Būtų tilpęs šiaip prie noro gero. Ta mašina gal padavus išvažiuos. Ką nors sugalvosim. Ne, gal. Žodžiu, atvarėme kitos kurasarės ar kaip. Pasivaikščiosim, biškį pažiūrėsim, kas čia per pilis.
Šiaip kas patinka, tai kad tvarkinga ir jokių šiukšlių niekur nematant. Tai respektas už tai. Čia tipo pilis, fortas, kažkas tokio. Apjuostę vandens griovių ir panašiai. Šiaip estai žymiai labiau ten viduramžių vaibo ir stiliaus. Jiems kažkaip patinka ir jie tuos visus kažkaip geriau atsirenovavę, pavadinkime. Atrodo, kad jie pasirinkę savo laikotarpį, kuris fainas jiems ir tiko. Kas ten šikšnosparnio išnera. Dar įdomus dalykas, kad nieks niekur niekada nepaprašė bilietą. Nu, labai kampuota pilis. Va, galima pašaudyti šlamą. O, vaikams tai smagu. O čia ekskursijos. Galvojom, gal dar neiti muziejų. To pagalvosim, yra čia kur pasivaikščioti. Šitą kampuotą labai pilis. No. Kaip suprantu, išeinam iš tos pilies. O, ten tolumoje aukcionų parkas. Reik lipt ten į viršų pasižiūrėti. Reiks pažiūrėti, koks vaizdas iš aukščiau. Kur čia eit, kur čia neit. Nu, prašau. Tipo malūnas. Šiaip nesu matęs veikiančio malūno. Nu, šlagbaumų nėra. Reik lipt. Prašau. Turbūt čia kažką įpili, kažkur bėga, kažkas vyksta. Inžinerija, nu. Gerai. Galim per langelį. Ką, kolega? Duodai antrą aukštą. Nu. Kaip štabas neblogas, žinau. Tilpi. Nu, nelabai iš tiesų. Nu, taigi reikia ir kolegai. Čia kažkaip labai naujai viskas viduj. Tai ne, žinok, turbūt čia 16 amžiaus original.
Ištyrėm, kad feikas, ne autentiškas čia. Na, čia labai geras modelis. Kaip atvarai ir kaip pilis. Sur vandeniukas, tiltukai. Tikrai įdomi. Čia chebra sugalvojo žaidimą. Galima ten viršum apeiti perimetrą. Tai. Šiaip gerai, gražu prižiūrėta. Pagalvojom, muziejų gal nevarysim. Informacinė lenta. Šiaip įdomiai sukonstruota ta pilis. Tikrai lankytinas objektas. Reikia varyti prie mūsų pažiūrėti, ar nenukarosino šalmų ir inventoriaus, nes mes taip, tikime žmonių gerumu, tai viską tiesiog palikom ant mūsų. Tikiuosi viską rasti. Apžiūrėjom, pilis patiko. Kadangi mūsų toksai speedrunas čia gaunas realiai. Varom, užkasim Hesburgeryje. Neįspūdingas pasirinkimas, bet to ką. Ir varysim į keltą. Tai kito kelto bus ten. Septim 5 ar kiek ten kilometrų. Šiandien tik tai žiūrėjom, kad keltai, kad sekmadienis turbūt, tai kelia dažniau. Tai tikimės irgi su laiku spėti normaliai pataikyti keltą, kad nereikėtų labai daug laukti, tai būtų labai gerai. Nes laukia nemažai dar kilometrų, nes atrodo jau tiek važiuojam, laikas eina, o kilometrų dar nemažai. Bet patys sugalvojom tokią nesąmonę, tai patys ir važiuosim. Čia mergina blemba su Triumfu Rocketu. O piktas gulintis policininkas. Discovery važiuok gal tu jau. Važiuok, kas va, laisva. Estoniškai važiuoja.
Nu viskas, kaip ir turbūt nieko čia labai įdomaus nebus. Tai reikia negadinti juostos. Atsirefreshinam ir varom prie plaukėlę. Rodo 8 km, gražių keliukų. Tai 8 km džiaugsmo, smagaus vairavimo. Tai tas gerai, kelti irgi įdomu. Po to jau, kai ten bus Latvija ar kas, tenais jau bus nebelabai įdomu. O čia tai smagu ir faina. Šiaip reikėtų, jeigu taip keliaujant, tai dieną atskirą skirti grynai sąramos ten apvažiavimui. Yra visokių tenais lankytinų objektų. Tai mes čia tiesiog tokis susipažinimą. Susipažįstam. O draugytis parsiveja. Gerai, galėsim važiuoti. I think we have a little problem. Kuras baigėsi, kolegai? Problem reikia žiūrėti. Nu visai dar nesibaigė, bet... Be 20 km. Mes matyt gerai pacilanganom ir surijo. 16 km yra. Už kiek? 16. Lemba yra už 23 km. Į tą pusę? Nu tai gerai, važiuojam ant 9 ir dotrauksi. Lemba jai nedotrauks. Nu tai, nu. Važiuosiu bambalį pirkti. Nu bandom. Žodžiu, problema tokia, kad pas kolegą bakas ten ne kažką ir Aprilyje 16 ar 17 metų tai RSV Tuono V4 mandras mosas, o nėra kūro lygio rodmens. Tai priėmėm, kad važiuoti vis tiek į priekį, nes iki Degano šiam 33 km. Atgal grįžti iki Degano 16, tai kaip ir būtų du tempė, bet man atgal važiuoti labai nesinori. Tai ramiai dabar ant 90, full economy, bandysim važiuoti į priekį, jeigu pasibaigsim, tai bus nuotykis. Bet kaip matot, organizacija aukščiausia lygiai yra. Aišku, būtų gerai, kad neprigripautume, bet tikiuosi taip ir tam tiks. Kažkaip biškį oras atvės. 19 atrodo, čia toks šaltesnis. Važiuoju. Žodžiu, dar pas draugelį degalai nepasibaigė, bet degalinės kaip nėra, taip nėra. Atrodo, jau ten tie kilometrų nuvažiavom, kiek jau turėjo būtas Deganas, Degano nėra. Bet žodžiu, iš lėto važiuojam toliau. Čia graži ta vieta. Galvoju pats tas pafilmuoti.
Važiuoja kainos atrodo. Ir tikėkimės kažkur bus degalinė, nes jeigu nebus, tai tikrai jau čia pasiveiksim. Nesinorėtų pasiveikti. Jis sakė, už 3 km bus degalinė. Man atrodo, kad mes nuvažiavom tiek kilometrų. Bet degalinės nėra. O, galima sustot pakilpiniuoti. Iš karto jaučiuosi tiek labiau vėjuota čia. Vis tiek tai būčia dabar. Kokius tai jūrinis vėjas. Slėptis iš tikrųjų. O, žvejai. Jaučiu visai prikolas šiek pažvejos. Nu, dramos pabaiga. Degalinė. Užsileis naftos produktų ir bus ramu, galėsim pūsti su šypsena veide. Aišku, čia jau reikės blemba kortelę kažką tam kombinuoti užnesi. Nu va, prisileidom bakus prabangios naftos po eurą šimtų. Ir galim dabar važiuoti normaliai iki kelto, iki kelto čia nieko nebeliko beveik. Bet vis tiek reikia nuvažiuoti, ten tik jūs matėm, kad prieš keltą šiek tiek kamščiai, tai bandysim kažkaip tos kamščius kažkaip bandysim. Bet šiaip Lietuvoje benzas tai tikrai pigiau grybo. O, kažkaip. Varas keliauja su dviračiu. Mes čia išvažiavę pasivažinėję, o būna žmonės keliauja. Ir kas čia per situacija? Kiek čia kamščio? Nepykit. Hello.
Motociklistai sustoja. Vėl motociklistai. Čia turbūt kažkur ne čia nuvažiavau. Line close tickets. Kasa. O kur mano draugelis? Mano draugelis turbūt neįraitė šitos taktikos. Žodžiu, draugelis mane belekaip apibarė, kad aš čia aferom užsiemu. Bet aferą, ką žinau, normaliai. Pavažiavau, esto, paklausiau, ar galima. Jisai sakė, galima, no problem. Ir va. Gavau eilę, 0. Lauksim. Viskas tvarkingai, tai aš nežinau, ką jis ten tik trėdė. Kad čia taip, tenaip, kažkaip. Viskas čia normaliai, jeigu normaliai. Nereik ten dramos tiek. Nes tas motociklas, tikrai nieko blogo čia nepadarys. A ne? Tai aišku, ne. Tas ten apsiskelbė, tai gal jų užpelinguos. Bet tai, kitas dalykas. Mes irgi, jeigu lauksim 3 valandas kelto, tai mums tą reikia važiuoti dafiga kilometrų, tai kažkaip biški ne logika. Va, keltai atvarė net 2. Vienas išsikraus ir kitas išsikraus. Nežinau, gal abudu čia pakraus. Lauksim, kol pakraus. Panašu, kad artėja pakravimas. Įdomu, kur mus kraus. Septyniolika 35 departur. Į oranžinį. Labai panašiai gausim vietą. Va, pastatysim, bus gerai.
Tik viena problema, neaišku, kur mano draugytis girtuokliauja. Nu, reikia tikėtis, jisai susigaudys, kad keltas ir į jį važiuot, ne pro šalį. Nu, Senelizai, spėjai? Actionas jo papa pasirodo su biškį kitu. O vaikų žaidimo kambarys su kitu keltų keliamas. Žodžiu, čia keltas ne jokai. Praktiškai Ikėjos valgykla. Tik pusę valandos plaukti, bet čia jie rimtai pasiruošė. Nu ką, ruošiamės paleidimui. Fainas keltas su daug navarrotų. Fainas kaimynas, irgi estas kažkur važiuoja. Fainai pašnekėjom. Mano draugytis supyko, kad važiavau į priekį. Nu ką padarysi, iš blogo. Ir yra gerų žinių ir blogų. Bloga žinia tokia, kad kelio 560 km. Tai biški čia stipriai gausis pavažiuoti, nes vis tiek šiandien jau nemažai pavažiuota. Tai 500 km. Dar laukia. Dabar yra 6 vakaro. Tai grubiai grįžti, man Veizas projektuoja 1:30 nakties. Tai prasideda įdomioji kelio dalis, nes va dabar jau prasideda važiavimas. Turistavimai baigėsi. Reikės pavažiuoti. Aišku, čia iš protingumo pusės tai tikrai nėra labai protingas tripas, nes, reikėtų tikrai susidėlioti protingiau, bet čia toks, man patinka pavažiavimai ir aplink Lietuvą per 4 valandas irgi patiko važiuoti. Tai aš manau, tikiuosi, patiks ir šitas važiavimas. Nes šiaip realiai, reikėtų vis tiek kažkur darytis Latvijoje nakvynę, tada dar Latviją patirinėti ir grįžti. Bet šiandien sekmadienis ir toj pirmadienį norisi į darbus. Va, klevo lapas ir Estijai klevo lapas. Tai norisi grįžti šiandien ir norisi pavažiuoti, nes dabar toksai įsijungęs
gero ritmo, noro pavažiuoti. Tai man patinka pavažiavimo challenge'ai. Tai iš karto va toksai, kad aplinkybės nėra visai palankios. Tai tas domina ir suteikia papildomas motyvacijas. Aišku, tą motyvaciją gali labai sugadinti debesai ir jų krituliai, bet reikia tikėtis kažkaip pavyks išvengti. Ir kol šviesu, būtų gerai atvažiuoti į Lietuvą. Tai dabar yra po 6 minutės. Tai prasideda matematika. Bet bakas pilnas, dabar logika važiuoti. Kol bakas pasibaigs. Tada jau žiūrėti, kur jis pasibaigs, kaip. Reikės vis tiek kažkur sustoti pailsėti, bet nežinau, gal išsitaikys kažkokia vieta, kur bus savotiškai gražu. Nes tikrai jau nenuskubėsi, čia situacijos nežadu perspausti, bet pirminis planas toks. Šiandien į Vilnių. Tai reikia tikėtis, jisai ir įvyks.